19 užduotis. Ganėtinai standartinė situacija, turime dvi simetriškas monetas, jos yra metamos ir žinoma, abi jos atvirsta viena ar kita pusė. Tik tai šiuo atveju mes čia turime ne skaičių ir herbą, o ant abiejų pusių yra monetų skaičiai. Tai pirmos monetos reiškia vienoje pusėje yra dvejetas, kitoje 0, o antros monetos vienoje pusėje 5, kitoje 0. Ir mus domina, reiškia, mes turime tokį atsitiktinį dydį x, tai atvirtusių skaičių suma. Tai mūsų pirmoji šio uždavinio dalis prašo būtent užbaigti šitą skirstinio lentelę, kitaip ją vadinant tiesiog x reikšmių tikimybių lentelę. Tai kaip matome, jau jinai yra pradėta pildyti, reiškia, kai x įgyja reikšmę 0, tai gali atsitikti su tikimybė 1/4. Ir mums dabar reikia įsiaiškinti, kokios yra kitos galimos x įgyti reikšmės ir kokios yra atitinkamai tikimybės. Tai pirmiausiai mes ką turime padaryti, tai būtent įsiaiškintas x reikšmės. Tai kaip mes tai galim padaryti? Na, aš tiesiog, aišku, čia sąlyga tikrai yra nedidelė ir jinai tikrai čia buvo galima tiesiog išrašyti tos skaičius nesudėtingai, bet na, aš pasidariau dar tokią lentelę, kad kam galbūt aiškiau, reiškia, čia šitoje eilutėje, reiškia, yra pirmos monetos, reiškia, galimos įgyti reikšmės, tai yra, kuria pusė atvirs priklausomai nuo to, ir čia kitos. O jų būtent sankirtoje tų langelių, reiškia, ir yra būtent ta gauta suma, reiškia, jeigu viena moneta atvirs dvejetų, kita penketų, tai gausis suma 7. Jeigu viena 0, kita penketų, tai gausis 5. Tai va, ir taip mes įsiaiškiname, kad yra, aišku, galimos 4 skirtingos reikšmės. Ir jas tiesiog ir čia ir užrašom, reiškia, jau viena 0 yra, tai dar liko 2, 5 ir 7. Tai surašome juos čia. O dabar tikimybės. Kaip yra su tikimybėm? Na, pirmiausia vėl. Kaip sakiau, standartinė situacija, tikrai mes žinome, kad metant monetą tikimybė yra 1/2. Na, čia jau nieko tas nestebina. Tai šiuo atveju ką mes turime? Reiškia, jeigu mes, tarkim, norime, kad atvirstų, norėtume paskaičiuoti, kokia yra tikimybė, kad įgys reikšmė 7, tai atsitiks tuomet, kai viena moneta atvirs 5, o kita 2. Kad atvirs 2 tikimybė 1/2, kad atvirs 5 irgi 1/2. Mums reikia šių įvykių sankirtos. Tai ir kad įvyks ir tas įvykis. Tai jie yra, aišku, nepriklausomi įvykiai, tai tiesiog mes tada sudauginame jų tikimybės. 1/2, kad 1/2 lygu 1/4. Tai tokiu atveju mes matome, kad ir kurią reikšmę mes paimsime, vis tiek bus ta pati situacija. Tai reiškia, kiekvieną šią reikšmę mes galime įgyti su tikimybė 1/4. Tai tokiu atveju mes tiesiog taip ir baigiame pildyti šitą lentelę. Visos tikimybės yra lygios. Na ir žinoma, dar galime pasitikrinti, šiaip visuomet siūlau pasitikrinti, kad ar visos tikimybės, reiškia, jas sudėjus, mes gauname vienetą. Na, šiuo atveju aš buvo labai paprastas uždavinys. Būna kur kas sudėtingesnių uždavinių. Turbūt ir jūs mokykloje sprendėt kur kas sudėtingesnius uždavinius, kur reikėjo sudaryti skirstinį. Čia jau tikrai buvo duotas pats lengviausias uždavinys. Tai čia, žinoma, pasitikrinti taip pat yra siūloma, tikrai daugiau nuo to nebus, bet kaip matome, čia 1/4, 4 kartus tikrai vienetas. Klaidos tikrai nepadaryta. Na, antroji dalis prašo tiesiog rasti tikimybę, kad atvirtusių skaičių suma nebus lygi 0. Kad nebus lygi 0, tai reiškia, kad, kitaip sakant, mes galim perfrazuoti tai, kad atvirtusių skaičių suma bus lygi 2, 5 arba 7. Tai kadangi, kaip žinome, skirstinio reiškia, kad įgis vieną ar kitą reikšmę skirstinys, tai tie įvykiai yra nepriklausomi, tai tiesiog tokiu atveju mes tada galime tiesiog sudėti šitas tikimybės, reiškia, čia, kad įgis, tarkime, reikšmę 2 arba 5 arba 7. Ir sudėję gauname 3/4. Galima buvo dar kitaip, tarkim, galvoti, kad galėjom pirmą paskaičiuoti, kad bus lygi 0, tiksliau nepaskaičiuoti, o tiesiog iš lentelės mes žinome, kad tai yra tikimybė 1/4, o mūsų prašomo įvykio tikimybė, tiksliau tas įvykis yra priešingas, būtent tam, kad lygi 0. Tai tiesiog mes žinome, kad
norim surasti priešingo įvykio tikimybę, mes iš vieneto atimame tą tikimybę. Tai gautųsi 1 minus 1/4, 3/4. Žodžiu, čia skaičiuoti buvo galima įvairiai, bet kadangi čia turime tą skirstinį, tai iš tiesų labai paprastai čia išsisprendžia šitas uždavinys, tiesiog nėra čia ko labai jau išsiplėsti. Taigi, atsakymas 3/4. Na ir matematinė viltis. O, matematinė viltis čia galbūt vienintelis galėjo, kas būtų sudėtingas dalykas, bet ir tai čia, žinoma, čia paprastutė formulė, tikrai nesudėtinga. Tai, žodžiu, kaip žinome, matematinė viltis yra apskaičiuojama taip. Reiškia, mes kiekvieną tą x reikšmę dauginame su atitinkama tikimybė ir tas sandaugas sudedame. Tai šiuo atveju gauname 0 kart 1/4 plus 2 kart 1/4 plus 5 kart 1/4 ir plus 7 kart 1/4. Ir tiesiog čia atlikę aritmetinius veiksmus, jeigu aš pats dar klaidų jokių nepadariau, čia žinoma gaunasi 0, čia 2/4, 5/4, 7/4. Čia 7 plus 7, 14, 14/4, tai čia bus 7/2, 3,5. Taip, iš tiesų, toks ir atsakymas. Taigi, tokia buvo 19 užduotis.